Labą rytą. Pirma naktis. Išmiegota kažkaip. Mano kompanionas jau girdėjau išėjo per duris. Šešias, kem 5, reikia eiti, sakė, susitikti dabar yra, greitoj 6. Šunys kauk, bele kada, kaip jiem ten surašo. Ir dabar, jeigu girdis. Vakar taip susipažinom ir o šiandien parodys, ką reikės daryti ir padėti pašerti jaučiu iš pradžių, nes šert tik tai ryte vieną kartą, o paskui aišku valyti jaučiu gardų reikės. O pradėt jau dainas dainuoti. Garsin. Papjaustysiu žmonikės atvežtą pyragą visiems prie kavos ryte. Kaviukės ir pyragiuką. Čia ramiai kavos atsigeris. Mano į susitikimą vėluoja man viską parodyti. Parašė žinutę, kad vėliau biškį ateis. Na, ispanai, neskubinėti. Man taip. Bet šuniukus reik šerti. Čia ne šuniukai, čia šunys, žvėris, vilkai. Labai greitai pradėjo švisti. Ryškiai. Bet iš tikrųjų labai vėlai palyginus tokiu laiku. Man dabar yra be 15:07. Buvo busy day, žiauriai daug informacijos, kaip pirmą dieną vakar. Tai pailsėjau tipo taip tik tai susipažinti, bet šiandien ryte, kai atsikėliau, 7 valandą pradėjom šert šunis. Rodė, kiek ten dėti maistą, kaip viską. Paskui ėjom pavedžioti ir rinkom šūdukus, begalę kiek šūdų. Plovėm, kur reikėjo gardus, kur reikėjo prie gardų. 2 kartus vedėm po 2 šunis, nes su ta šeimininkė kartu. Nieką nefilmavau, nes biški per daug informacijas ir dar čia laikyti telefoną ar kamerą kažką, tai būtų biški per sudėtinga kaip pirmą kartą. Tai net nebuvau pasiėmęs. Ir dabar daug biški dalykų, tokių, kai sakant, neaišku. Ten reikia žymėti, rašyti visokias taisyklės. Ėjau prie didelių šunų, viską atrodo normaliai, bet dabar kai viens ėjau, jau jie labai kažkokie, būti agresyvūs. Da kažkaip biški bijau. Yra jau, kur porą šuniukų geriečių tokių, tai apšukavau, apžiūrėjau. Bet prie kitų dar nelabai prieiti, reikia pirmą gal geriau juos pasimti, pavedžiuoti. Ir paskui išvedęs kažkur tais prašukuoti gražiam vaizdelį ant kalniuką. O dabar prieš 6 sakė, susitiksim vėl vakariniam
Bet jau šerti vakare nebereik. Ir vedžioti nereik, man atrodo, irgi. Aš dabar apie jau apžiūrėjau vandens, kad visi turėtų, kur mano dalis yra. Nu, tokie davė ne labai agresyvius, tokius suvaldomus, su problemom, bet, nu, įdomus čia toksai visas reikalas. Biški atrodo taip, nu, keistai. Šuniukai sutraumuoti iš tikrųjų yra. Kiti daug laiko čia gyvenantis, bet bijo visko, tiesiog eini, tai jie kiekvieną dieną, kas antrą bent jau eini dieną to pačiu keliuku, čia toli niekur nevedžioji, 20 minučių ir viskas. Vienas dalykas dėl karščio, žiemą yra kitaip, žiemą eini ir gali vaikščioti paprastai, bele kada, o dabar viskas. Tai tą visą rytinį prieš 11 baigėm, tai čia jau ilgai, nes vien dėl to, kad man viską reikėjo pasakoti, ten, kaip su tuo šunimi elgtis, kaip su tuo, aišku, aš pusę neatsimenu. Nu, bet rytoj ryte, tikiuosi vėl bus jinai padės biškį. O šiaip jau gavau tvarkaraštį, ką ten reikės daryti, visokia lentelė, viskas. Negalvojau, kad taip iš tikrųjų rimta, viskas pagal taisyklės, pagal laiką ir dabar buvo išsivežę į parduotuvę, sakai, nori varom į miestą, buvau vėl tam Balmučerę, tai ten nusipirkau arbūzą, bananų, nes visko dar turiu iš po vakar prisipirkti, tai nereikia. Nusipirkau va 0,0 nuliukai. Bet atsidėvinti gerai šalta. Karšta. Visą dieną beveik taip lauke. Gražu. Lauksiu vakarą, ką papasakos vakare. Ir dabar atvažiavo dar tiesa nauja viena iš Vokietijos mergaitė. Tai dabar dar jai daug viską gaus aprodyti, papasakoti. O aš dabar su ta šeimininkė visur kartu. Jinai daug man ten visokias informacijas duoda. Tai kaip pirma diena va tokia. O paskui pradėsiu. Kai jau eisiu viens valyti gardų, kai galėsiu viską ramiai, be didelio streso, tai ir pafilmuosiu daugiau pačius tus gyventojus už grotų. Vaizdelis nekoks iš tikrųjų. Taip, kai tą visą darbą darai, tai negalvoji apie tai, kad čia kažkas, kad čia jie benamiai, kad čia kažkas ojeto, čia taip kažkaip atrodo nėra. Galvojau, kad bus kitaip. Mažų šunų nėra, maži šuniukai būtų tokie gal labiau atrodantis nuskriausti. O čia tokie aktyvūs visi vokiečių aviganiai, belgų aviganiai, ne bulterjerai, tie pitbulis yra Staffordshires. Nu, yra gražuolių visokių, įdomių. O tie tokie visi mažesni, ten jie aukščiau yra, ten sekcijų kitoje, tai tokie crazy, ten tokie blūdnaščiai, šokinėjai iki lūpų ten. Tai ten jau patyrė biški prie jų eini, kurie pavedžioja normaliai ir ta kita savanorė yra jau 3 mėnesiai. Tai jinai išvažiuos taip kaip ir aš, man atrodo. Dar po geros savaitės jau kažkokių reikalų turi. Jinai iš Estijos ir tai kažkas kitą savaitę atvažiuos iš Anglijos kažkoks vyrs, bet jau aš turbūt nesusitiksiu. Pastoviai keičias. Tai va, tam kartu tiek. Pasižvalgykit biškį. O, kur tu esi? Kinder? Kinderis. Kinder. Kinder.
Kinderis. Kinderis, nu. Atik čia. Kinder. O, kinderis. Turiu problemyčių, jie čia visi. Va, koks kinderis. Stafford Bull Terrier. Geras šuniuk. Geras. Tas nieka laisvai. Prie jau laisvai. O ten tie durniukai broliai. Va, senukai. Tas iššukavau šiandien. Mūsų leskiam vargšas. O ten viena draugė. Irgi. Senėkė. Luna. Senėkė. Nu. Taip. Tie geri. Jau prie tų buvau. Sakė, prie tų nei tada. Tam, sakė, reik laik. Belgs. Šiaip, iš tikrųjų, reikėtų jį apšukuoti. Bet. Gerą šuniuką, gerą. Nuneši ranką man vis po gerumo. Nu, šiam kartui tiek, dabar žiūrėsiu, ką vakare. O rytoj gal jau bus biški daugiau veiksmo. Kai atvėsa, galim biški išeiti, pasivaikščioti. Kiko vardu. Energingas šuniukas, energingas. Tai kojas pakelti, o nebereik tingi. O, vaizdeliai. Pasivaikščiojimą. Nu, nėra drąsu iš pat pradžių va tokius pasimčių, nes nėra drąsu. Reik dar biški susigyventi su tuo.